Sąmonė arba sąmoningumas gali būti apibrėžtas kaip subjektyvus žinojimo patyrimas. Aš suvokiu, kad žinau. Suvokiu, kad girdžiu paukštį, suvokiu, kad matau žmogų, suvokiu, kokie fiziniai jutimai kyla mano kūne, suvokiu, kokios reakcijos vyksta mano smegenyse, suvokiu, kokios reakcijos man kyla apie tas mano reakcijas. Suvokiu, kaip aš jaučiuosi pasaulyje, kaip aš jaučiuosi santykyje su savimi, su kitu žmogumi, su pasauliu. Šio pratimo tikslas yra geriau suprasti ir susieti, tai yra integruoti mūsų patyrimą, mūsų dėmesį ir mūsų sąmonę. Apskritai mūsų sąmonės prigimtį. Daniel Siegel teigia, kad mūsų patyrimas, mūsų vidinio ir išorinio pasaulio patyrimas susideda iš objektų, dėmesio ir sąmonės. Daniel Siegel naudoja rato arba apvalaus stalo metaforą, kuri gali labai pagelbėti suvokti bazinius neurologinius procesus, kuriais mes vadovaujamės kasdieniame gyvenime, nors susimąstome apie juos retai. Įsivaizduokime apvalų stalą, kurio centre yra stiklinis permatomas apskritimas. Šis apskritimas simbolizuoja buvimo sąmoningų patirtį, mūsų sąmonės centrą. Aplink stiklinį stalo centrą eina platus medinis stalo apvadas, kuris reprezentuoja visus dalykus, kuriuos mes galime priimti į savo sąmonės centrą. Viską, ką mes žinome, suvokiame, visus objektus, kuriuos galime patirti. Įsivaizduokime, jog ant stalo yra padėtas pieštukas, kurio vienas galas liečia stiklinį centro išorinį kraštą, o kitas galas liečia medinio apvado kraštą. Ši metafora tampa vizualiu apipavidalinimu, kuris gali padėti mums suprasti, kaip sąveikauja mūsų sąmonė, stiklinis stalo centras. Objektai, kuriuos mes galime priimti į savo sąmonę, tai yra medinis stalo apvadas ir mūsų dėmesys, pieštukas einantis ratu aplink stalą. Toliau plečiant ir tikslinant metaforą, medinį stalo apvadą galima suskirstyti į 4 dalis, 4 sritis. 1/4 atstoja 5 mūsų jusles, kuriomis mes patiriame išorinį pasaulį – regą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą. 2 sritis, 2/4 reprezentuoja visus fizinius pojūčius, kuriuos jaučiame savo kūne. Jutimai iš mūsų kaulų, sausgyslių, raumenų, vidaus organų, kūne jaučiamos emocijos, viskas, ką jaučiame kūne. 3 sritis arba 3/4 vaizduoja mūsų protinę veiklą. Mūsų jausmus, emocijas, nuotaikas, mintis, idėjas, sąvokas, atsiminimus, vaizdinius, taisyklės, lūkesčius, nuostatas, troškimus. Visą tai galime vadinti protinė veikla. 4 sritis, paskutinis 4, reprezentuoja mūsų santykius, mūsų tarpusavio ryšio jausmą su objektais už mūsų kūno ribų. Taigi iš viso mes kaip žmonės į savo sąmonę galime priimti ir patirti patyrimus iš 4 sričių. 5 juslės, jutimai kūne, protinė veikla, tarpusavio ryšiai arba santykiai. Stiklinis stalo centras, kuris vaizduoja mūsų sąmonės centrą, turi tam tikrus bruožus. Mūsų sąmonė visada yra atsibudusi, atvira, taiki, rami, priimanti ir skaidri. Mūsų sąmonė yra kaip dangus. Dangus nėra debesys, žaibai, griaustinis, šviesa, tamsa ir kiti objektai. Dangus yra vieta, dangus yra erdvė, kuris suteikia viskam erdvę, viskam vietą, kuri niekada nebūna niekaip paveikta objektų kylančių joje. Dangus ir visa erdvė, kurioje esame mes ir visi gamtos reiškiniai, niekada nebūna susiliejusi arba paveikta reiškinių. Taip kaip dangus, taip ir mūsų sąmonė, su kuria ir į kurią mes gimstame, ji yra atsibudusi, atvira, taiki, rami, priimanti ir skaidri, visa apimanti ir viskam suteikianti vietą. Pieštukas, kuris eina stalo ratu, reprezentuojantis mūsų dėmesį,
mūsų smegenų gebėjimą pamatyti, išgirsti, pajausti, užuosti ir patirti. Pieštukas arba kitaip tariant mūsų dėmesys visada vienu galu liečiasi prie stalo centro, prie sąmonės, o kitu galu liečiasi prie objektų. Mūsų dėmesys užregistruoja įtampą kakle ir perduoda tą įtampą į mūsų sąmonę. Mūsų dėmesys užregistruoja paukščio giesmę ir perduoda tą patirtį į mūsų sąmonę. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog sąmonė visada yra. Ji yra visų mūsų patirčių ir egzistavimo pagrindas. Nors apie ją retai kada galvojame ir ją pačią retai kada apimame dėmesiu ir atsukame į save, ji kaip dangus, o labiau kaip erdvė, ji yra būtina tam, kad viskas turėtų vietą egzistuoti. Sąmonė yra vieta, kurioje nuolat kyla ir išnyksta objektai. Dėmesys čia tampa lyg įrankiu, kuris kaip pieštukas vienu galu prisiliečia prie objekto, prie patyrimo, prie vieno iš 8 pojūčių pavyzdžiui ir perduoda jį į mūsų sąmonę. Šis pratimas ir stalo metafora integruoja ir į vieną sistemą sujungia neurologinius procesus ir pagrindinės mūsų sąmoningumo sąvokas. Objektus ir pojūčius, kuriuos kaip žmonės mes galime patirti, dėmesį, kuris yra įrankis leidžiantis pamatyti ir patirti objektus, ir sąmonę, kuri yra vieta, kurioje vyksta visi patyrimai. Žinodami ir įsisąmonindami ir integruodami visas 3 sąmoningumo dalis, objektus, dėmesį ir sąmonę, mes tampame sąmoningesni. Mes tampame atidūs patirtims, atidūs tam, kas vyksta mūsų viduje ir išorėje, atidūs savo gyvenimui, atidūs tam, kas kyla ir išnyksta mūsų sąmonėje. Vienas paprasčiausių, tačiau gyvenimą keičiančių ir labai išlaisvinančių pavyzdžių, kuriais galime suprasti, kodėl svarbu atskirti 3 sąmoningumo elementus, yra mūsų mintys. Mes didelę savo gyvenimo dalį praleidžiame savo mintyse. Dažnai jaučiamės lyg mes ir esame mūsų mintys. Dažnai jų nekvestionuojame ir tiesiog einame paskui. Tikime tuo, ką jos sako, darome tai, ką jos liepia. Tačiau suvokus, jog mintys yra tik smegenų kuriamas psichologinis fenomenas, kuris didžiąja dalimi kyla automatiškai, mūsų gyvenimas gali pasikeisti. Kai mes mąstymo procesą apimame sąmoningumu, mes galime pamatyti, jog dažnai nėra jokio galvotojo, kuris galvoja mintis. Jos tiesiog kyla spontaniškai. Į jas automatiškai nukrypsta mūsų dėmesys, mes jomis patikime ir leidžiame joms vadovauti mūsų gyvenimui. Tačiau suvokiant, jog mintys yra tik viena protinės veiklos dalis, vienas iš proto ar psichikos fenomenų, mes galime atsiskirti nuo šio proceso ir leisti mintims tiesiog gyventi savo gyvenimą, kilti ir išnykti, per daug į jas neįsiveliant. Mes nustojame būti savo mintimis ir pradedame būti su savo mintimis. Užuot susiliejus su savo mintimis, mes sukuriame atstumą tarp savo minčių ir savo savasties. O tai mums sukelia saldžią vietą stabtelti, nustoti reaguoti ir pradėti rinktis. Mūsų kaip žmonių gyvenimas yra pilnas įvairiausių patyrimų. Dažnai mes esame sąmoningi tik mažai daliai tų patyrimų. Mes galime suvokti, jog pajautėme erzulį, mes galime girdėti, jog mūsų balsiai yra pykčio, tačiau mes galime visiškai nesuprasti priežasčių. Mes galime visiškai nežinoti, kokie mūsų poreikiai tuo metu yra nepatenkinti. Tam, jog didintume savo sąmoningumą, geriau suprastume save ir tai, kaip mus veikia pasaulis, mes turime geriau pažinti savo protą ir jo mechanizmus. Viktoras Franklis sakė, tarp stimulo ir atsako yra vieta, kurioje slypi mūsų galia pasirinkti atsaką. Mūsų atsake slypi mūsų augimas ir mūsų laisvė.
Kviečiu jūs atlikti sąmonės rato pratimą, kuriuo mes kartu patyrinėsime savo sąmonės prigimtį. Atsiminkime, jog rato arba stalo pavyzdys, kurį naudojame šios praktikos metu, yra tik metafora, lyg žemėlapis. Kviečiu jūs keliauti į sąmonės rato kelionę, kurios metu mes tyrinėsime ir integruosime pačią sąmonę. Pradėkime praktiką sąmoningai išsirinkdami savo patogią pozą. Švelniai nuleiskime nesufokusuotą žvilgsnį žemyn, jeigu norisi, užsimerkime. Jeigu praktikos metu mums pasidarys labai nepatogu, pabandykime šiek tiek pabūti su tuo nepatogumu ir neskubant iš lėto sąmoningai pakeisti poziciją į patogesnę. Jeigu sėdime ant kėdės, atsitraukime šiek tiek nuo atkaltės, padėkime abi kojas ant žemės, taip kad padai liestųsi su grindimis. Jeigu sėdime ant žemės, atkreipkime dėmesį, kad mūsų kūnas nebūtų palinkęs į vieną ar į kitą pusę. Pasistengkime išlaikyti tiesų stuburą. Peržvelkime savo kūną ir atpalaiduokime tuos raumenis, kurių nereikia būti įtempus. Dabar leiskime savo vaizduotėje iškilti rato arba apvalaus stalo vaizdiniui. Rato arba apvalaus stalo centras reprezentuoja mūsų sąmonę. Rato arba apvalaus stalo išorinėme krašte yra išsidėstę objektai, kuriuos mes kaip žmonės galime patirti. O rato stipinas arba stalu einantis pieštukas reprezentuoja mūsų dėmesį. Ženkime pirmą sąmonės rato praktikos žingsnį ir sutelkime savo dėmesį į kvėpavimą. Leiskimės kartu su kvėpavimo banga. Įkvepiame ir iškvepiame. Jauskime, kaip įkvėpimą keičia iškvėpimas. Dabar paleiskime savo kvėpavimą ir įsivaizduokime, lyg mes apsistojame sąmonės rato centre. Jeigu mums padeda, galime vėl leisti vaizduoti iškilti rato arba stalo vaizdiniui. Ir įsivaizduoti, jog mes atsiduriame rato arba stalo centre. Dabar iš rato centro, kuris reprezentuoja sąmonę, mes siunčiame dėmesio stipiną į pirmą patyriminių objektų sritį, į garsus, į klausos pojūčius ir leiskime garsams užpildyti mūsų sąmonę. Kokie garsai šiuo metu pripildo mūsų sąmonę? Dabar siųskime stipiną ratu toliau į regos objektus, į regos sukeliamus pojūčius. Pro užmerktas akis leiskime mus pasiekti šviesai, arba šiek tiek atsimerkime ir įsileiskime daugiau šviesos. Ir leiskime šviesai užpildyti mūsų sąmonę. Dabar siųskime stipiną šiek tiek toliau prie uoslės. Leiskime kvapams užpildyti mūsų sąmonę. Jeigu šiuo metu nejaučiame kvapų, tai taip pat yra patyrimas. Mes įsisąmoniname, jog šiuo metu nepatiriame jokių kvapų.
Dabar siųskime stipiną toliau prie skonio pojūčių. Leiskime skoniams užpildyti sąmonę. Siųskime dėmesio stipiną dar kartelį prie paskutinio pirmosios srities pojūčio, lytėjimo pojūčio. Pajuskime vietas, kuriomis mūsų oda liečiasi prie paviršių, prie baldo, ant kurio sėdime, prie rūbų. Pajuskime vietas, kur oda liečiasi prie odos. Ir leiskime lėtėjimo pojūčiams užpildyti mūsų sąmonę. Dabar įkvėpkime šiek tiek giliau ir ženkime antrą praktikos žingsnį. Įsivaizduokime, kaip siunčiame dėmesio stipiną į sekančią pojūčių sritį – fizinius pojūčius kūne. Kai mūsų dėmesio stipinas atsiduria antroje pojūčių srityje, leiskime savo sąmoniai atsiverti jutimams, kurie kyla mūsų kūne. Pojūčiams, kurie kyla mūsų veide, mūsų veido kauluose. Ir leiskime veide kylantiems pojūčiams užlieti mūsų sąmonę. Dabar savo sąmonėje leiskime iškilti kaktoje kylantiems pojūčiams. Pakaušyje kylantiems pojūčiams. Įsisąmoninkime galvos šonuose kylančius pojūčius, ausyse kylančius pojūčius. Įsileiskime į sąmonę kakle kylančius pojūčius, gerklėje kylančius pojūčius, pečiuose kylančius pojūčius. Dabar veskime savo dėmesį rankomis nuo pečių per žastus, link alkūnių, per dilbius, link delnų. Leiskime pojūčiams kylantiems mūsų rankose iškilti mūsų sąmonėje. Dabar dėmesio apimkime jutimus viršutinėje nugaros dalyje. Krūtinėje. Dėmesio apimkime jutimus žemutinėje nugaros dalyje ir pilve esančiuose raumenyse. Atsiverkime jutimams klubuose. Leiskime dėmesio sroviai tekėti į kojas. Apimkime dėmesio jutimus, kurie kyla mūsų kojose. Dabar dėmesio apimkime dubenį, atsiverkime pojūčiams, kurie kyla mūsų lytiniuose organuose. Dabar sutelkime dėmesį į savo virškinamąjį traktą. Dėmesio apimkime jutimus žemutinėje pilvo dalyje.
Ir kilkime į viršų ir dėmesio apimkime skrandžio sritį. Sekime virškinamojo trakto jutimais nuo skrandžio link krūtinės centro, kur stemplė jungia skrandį su mūsų gerkle iki pat burnos. Dabar pajudėkime nuo virškinamojo trakto sukeliamų jutimų link kvėpavimo sistemos. Pajuskime nosyje kylančius jutimus. Pajuskime sinusuose kylančius jutimus. Pajuskime burną, gerklę, trachėją. Pajuskime sistemą, kuria gyvybės suteikiantis kvėpavimas keliauja į plaučius. Pajuskime kairįjį plautį, dešinį plautį. Pajuskime, kaip mūsų plaučiai išsiplečia ir susitraukia. Sutelkime dėmesį į širdies sritį. Dabar atverkime dėmesį visiems kūno viduje kylantiems jutimams. Visiems jutimams, kurie kyla kūno interjere. Raumenims, kaulams, vidiniams organams. Leiskime visiems jutimams kylantiems kūno viduje užpildyti sąmonę. Ir dabar su gilesniu įkvėpimu ženkime trečią praktikos žingsnį ir vaizduotėje toliau ratu palydėkime stipiną į trečią pojūčių sritį, kuri atvaizduoja mūsų protinę veiklą, mūsų psichinius fenomenus, mūsų jausmus, emocijas, nuotaikas, mintis, idėjas, įsitikinimus, norus, troškimus, atsiminimus. Visą tai mes galime vadinti protinę veiklą. Taigi dabar vienas dėmesio stipino ratas siekia sąmonės centrą, o kitas siekia rato išorinėme krašte esančias protinės veiklas. Protinės veiklas mes tyrinėsime dviem etapais. Pirmas etapas atrodys taip. Dėmesio stipinui, einant nuo sąmonės centro iki protinių veiklų, tiesiog leisime iškilti bet kam, kas iškyla mūsų sąmonėje. Tiesiog patirsime bet ką, kas iškyla. Jeigu iškyla vienas ar kitas dalykas, mes patiriame tą dalyką. Jeigu neiškyla niekas, neiškyla niekas. Mes esame atviroje sąmonėje. Mes leidžiame viskam, kas iškyla, iškilti, pabūti ir savo tempu išnykti. Kai mes susiauriname dėmesį į vieną objektą, pavyzdžiui, kvėpavimą, kvėpavimas tampa mūsų meditacijos objektu. Jeigu meditacijos metu iškyla kitas jausmas, mes dėmesį švelniai grąžiname prie kvėpavimo. Dabar mes sąmonę tyrinėjame priešingų būdų. Mes leidžiame bet kam iškilti mūsų sąmonės erdvėje. Mes leidžiame viskam kilti ir stebime, kas iškyla, kaip tai atrodo, kiek laiko tai būna mūsų sąmonėje. Kada ir kur tai dingsta.
kuo tai tampa, kuo tai pakeičiama. Dabar kelias akimirkas leiskime bet kokioms patirtims, bet kokiems psichikos fenomenams iškilti mūsų sąmonės centre. Antroje protinių veiklų tyrinėjimo dalyje mes ir toliau leiskime bet kokiems psichikos fenomenams iškilti. Bet tuo pačiu metu dėmesingai įsisąmoninkime protinės veiklos arba kitaip tariant psichinių fenomenų prigimtį. Paimkime atsiminimus kaip pavyzdį. Įsisąmoninkime, kai atsiminimai apie kažkokias situacijas iškyla mūsų sąmonėje. Kai jie iškyla, įsisąmoninkime, kaip jie iškyla. Kaip jie išlieka sąmonėje ir kaip jie ją palieka. Šioje sąmonės tyrinėjimo dalyje mes tyrinėjame protinės veiklos, psichikos fenomenų, tokių kaip atsiminimai, mintys arba jausmai, prigimtį. Mes su smalsumu tyrinėjame būdą, kaip jie iškyla mūsų sąmonėje. Ar jie iškyla palaipsniui, ar greitai, ar su pastangom, ar savaime. Ir tada, kai jie jau iškyla mūsų sąmonėje, ar jie iškyla ir išnyksta, ar jie sklando, ar jie sukelia kažkokias vibracijas. Kaip mūsų mintys, atsiminimai ir jausmai pasireiškia? Kokiu būdu jie būna sąmonėje? Kaip jie išlieka sąmonėje ir kaip jie dingsta? Ar jie tiesiog išnyksta, ar jie yra pakeičiami kitomis protinėmis veiklomis ar psichiniais fenomenais? Ar tarp dviejų mūsų protinių veiklų, pavyzdžiui, dviejų mums kylančių minčių būna tarpai? Šioje dalyje aš kviečiu mus pabūti psichinių procesų, psichinės veiklos stebėtojais, tyrinėtojais, mokslininkais, stebinčiais, kaip fenomenai iškyla mūsų sąmonėje ir kaip jie palieka mūsų sąmonę. Ir dabar ramiai skirkime keletą akimirkų papraktikuoti ir pastebėti mūsų protinės veiklos charakteristikas. Dabar kviečiu dar kartelį dėmesiu apimti savo kvėpavimą ir sąmoningiau įkvėpti ir iškvėpti. Ir dabar, prieš siunčiant dėmesio stipriną į paskutinėje, ketvirtąją pojūčių sritį, į santykių sritį, mes patyrinėsime patį sąmonės centrą. Šioje dalyje skirtingiems žmonėms padeda skirtingos metaforos ir vaizdiniai palyginimai. Aš jums pateiksiu keletą variantų ir jūs galėsite išsirinkti, kuris šiuo momentu yra priimtiniausias. Vienas būdas įsivaizduoti patį sąmonės tyrinėjimą yra vėl sugrįžti prie rato arba apvalaus stalo vaizdinio ir įsivaizduoti, kaip dėmesio stipinas, užuot ėjęs link rato arba stalo išorės, susilenkia ir U raidės forma grįžta atgal į rato arba stalo centrą. Abu dėmesio stipino galai liečia sąmonės centrą.
Kitiems žmonėms labiau tinka vaizdinys, kuriame jie dėmesio stipiną siunčia į rato išorę ir staigiai grąžina atgal į rato centrą. Dar kitas būdas yra dėmesio stipiną perkelti į rato centrą arba išvis panaikinti dėmesio stipiną ir lyg atsiremti į sąmonės centrą, jame apsistoti ir nurimti. Visi šie vaizdiniai yra apie vieną ir tą patį procesą – pačios sąmonės tyrinėjimą. Mes esame sąmoningi savo sąmoningumui. Ir dabar turint vaizdinį, kuris mums gelbsti, skirkime laiko atsukti savo sąmonę į pačią save, būti sąmoningais savo sąmoningumui. Ką randame, kai sąmonę atsukame į pačią save? Jeigu mums pasidaro sunku, mes galime pabandyti pajausti, kaip dangus žino, kad jis yra. Kaip erdvė, kurioje mes esame, save suvokia. Ji turbūt tiesiog žino, ji savęs nekvestionuoja. Ji tiesiog yra ir ji suteikia viskam vietą. Dabar kviečiu jūs dar kartelį susirasti savo kvėpavimą. Šiek tiek giliau ir sąmoningiau įkvėpti ir iškvėpti. Ženkime ketvirtąjį praktikos žingsnį ir savo vaizduotėje leiskime vėl iškilti rato vaizdiniui. Ištiesinkime dėmesio stipiną, nusiųskime dėmesio stipiną į ketvirtąją, paskutinėje pojūčių sritį. Šis sritis reprezentuoja mūsų santykius. Mūsų santykius ir mūsų sąjungą su objektais, kurie yra už mūsų kūno ribų. Santykiai su daiktais, gyvūnais, žmonėmis, gamtos reiškiniais, gamta, pasauliu. Ir dabar savo dėmesiu apimkime žmones, kurie šiuo metu yra fiziškai arčiausiai mūsų. Dabar išplėskime savo dėmesį dar plačiau ir juo apimkime žmones, kurie yra šiek tiek fiziškai toliau nuo mūsų. Ne tame pačiame kambaryje arba ne tame pačiame pastate, ne toje pačioje erdvėje. Dabar išplėskime tą ryšio ir santykio jausmą ir juo apimkime savo draugus, giminaičius, kurių šiuo metu nėra toje pačioje erdvėje ar namuose. Dabar pajuskime ryšį su žmonėmis, su kuriais mes dirbame arba veikiame kažkokias veiklas. Apimkime dėmesiu kolegas, mokinius, pacientus, bendraminčius. Dėmesio apimkime žmonės, kurie gyvena mūsų bendruomenėje. Apimkime dėmesiu žmonės, kurie gyvena mūsų mieste.
Plėskime dėmesį ir apimkime juos žmonės, kurie gyvena mūsų šalyje. Plėskime dėmesį ir ryšio jausmą dar plačiau ir apimkime visus žmonės, kurie gyvena šioje nuostabioje, brangioje planetoje, kurią vadiname Žeme. Ir dabar plėskime savo ryšio ir sąjungos jausmą, apimdami visus gyvus padarus, visą gyvybę esančią mūsų planetoje Žemėje. Mokslas patvirtino tai, ką išmintingos senolių tradicijos žinojo daugybę metų. Siųsdami gerumą, gerus norus, atjautą ir rūpestį pasauliui, mes keičiame ne tik pasaulį į gerą, mes patys asmeniškai gauname daug gerumo savo. Dabar kviesiu jūs kartu pakartoti kelias frazes, kurios mums padės suformuluoti ir nusiųsti gerus linkėjimus ir ketinimus išoriniam pasauliui. Man ištarus frazę stabtelkime ir pakartokime ją savo viduje, savo vidiniu balsu. Pirmiausia, siūsime savo linkėjimus ir gerus ketinimus visam išoriniam pasauliui. Tegul visos gyvos būtybės esančios šioje žemėje būna laimingos. Tegul visos gyvos būtybės būna sveikos. Tegul visos gyvos būtybės būna saugios. Tegul visos gyvos būtybės klesti. Dabar kelis kartus giliau įkvėpkime ir nusiųskime visus šios linkėjimus savo. Visoms savo dalims, kurios padeda mums tvarkyti su kasdieniais iššūkiais. Visoms mūsų dalims, kurios bando išlaikyti mūsų dėmesį ties tuo, kas svarbu. Visoms savo dalims, kurios primena mums mūsų planus, mūsų problemas, mūsų rūpesčius. Toms savo dalims, iš kurių susideda mūsų asmenybė, mūsų aš. Linkiu savo būti laimingu. Linkiu savo gyventi su prasme, ryšiu, romumu, lygiavertiškumu ir žaisminga, dėkinga ir džiaugsminga širdimi. Linkiu savo būti sveiku. Linkiu savo gyventi su kūnu, kupinu energijos ir lankstumo, jėgos ir stabilumo. Linkiu savo būti saugiu ir apsaugotu nuo visokio plauko vidinių ir išorinių negandų. Linkiu savo klestėti ir gyventi su lengvumu ir gerove. Dabar giliau įkvėpkime ir ženkime dar vieną žingsnį ir nusiųskime linkėjimus savo integruotam savasties jausmui, savo savasčiai. Savo savasčiai, kuri nėra atskira nuo kitų, nėra atskira nuo pasaulio, kuri yra kartu su viskuo ir visais ir su viskuo susijusi. Mūsų visų giluminė prigimtinė savastis, savasties energija,
kuria mes visi dalinamės ir per kurią mes visi esame susijungę. Linkiu mums būti laimingais. Linkiu mums gyventi su bendryste, su ryšiu, su prasme, su romumu, gyventi su žaisminga, dėkinga ir džiaugsminga širdimi. Linkiu mums visiems būti sveikais ir gyventi su kūnais, kurie kupini energijos ir lankstumo, jėgos ir stabilumo. Linkiu mums visiems būti saugiais ir apsaugotais nuo įvairaus plauko vidinių ir išorinių negandų. Linkiu mums visiems klestėti ir gyventi su lengvumu. Dabar dar kartelį sutelkime dėmesį į savo kvėpavimą, į įkvėpimą ir iškvėpimą. Padėkokime savo už laiką skirtą sąmonės rato praktikai. Savo tempu švelniai atmerkime akis ir grįžkime į savo kasdienę veiklą. Ačiū už kelionę sąmonės ratu.